Sveiki, su jumis itžinios.lt ir aš Svajūnė Jackūnaitė. Ketvirtadienį buvo pranešta, kad internetinių socialinių tinklų pradininkas Friendster sutiko, kad jį įsigytų Malaizijos kompanija MOL Global. Teigiama, jog svetainė pereis į elektroninę komerciją. Friendster debiutavo 2002 metais ir buvo naudojama video medžiagos, nuotraukų bei žinučių dalinimuisi. Vėliau jai iššūkį iškėlė augantis konkurentai, tokie kaip Facebook. Šiuo metu pagrindiniai svetainės vartotojai yra Azijoje. Remiantis naujuoju sandoriu, Kalifornijoje įkurta kompanija Friendster nusipirks MOL Global, internetinių mokėjimų kompanijos MOL Access portal, kurią valdo Vincent Tan dukterinė įmonė. Sandorio vertė kol kas neatskleidžiama. Nauja jungtinė kompanija suteiks Friendster finansinę paramą, mažmeninio platinimo tinklą, elektroninės komercijos infrastruktūrą, kuri įgalins paspartinti mūsų strategiją, teigia kompanijos Friendster vadovas Richard Kimber. Svetainėje yra daugiau nei 75 milijonai registruotų vartotojų, net 90% srauto ateina iš Azijos. Tuo tarpu MOL turi daugiau nei 500 tūkstančių fizinių ir virtualių kanalų 75 valstybėse. Jie leidžia surinkti mokėjimus už turinį ir paslaugas. MOL vadovas Ganesh Kumar Banga sakė, jog susijungimas leis svetainiai tapti socialinės žiniasklaidos svetainė ir internetinio marketingo kanalu, turinčių integruotą mokėjimo platformą, pateikiančią žaidimus, prekes bei muziką. Spalio mėnesį abi kompanijos ėmė bendradarbiauti. MOL teikia integruotą mokėjimo platformą Friendster siūlomoms elektroninės komercijos paslaugoms. Paslaugos The Friendster Wallet ir The Friendster Gift Shop leidžia vartotojams pirkti virtualias dovanas savo draugams. Naujoji kompanija leis Friendster visuomeniai platinti įvairų turinį, naudojant MOL mokėjimo platformą. Be kompanijos MOL, Vincent Tan turi nekilnojamojo turto, žaidimų ir finansinių interesų. Jis Malaizijoje turi mažmeninės prekybos frančizes, įskaitant 7-Eleven, Starbucks, knygų parduotuvę Borders bei McDonald's. Su jumis buvo itžinios.lt. Iki.